Išbandysim smūginį akumuliatorinį veržliasukį Meister MS765. Pažiūrėsim, kiek realiai jisai gali užsukti newtonmetrų. Taigi atliksim testą. Gerai, taigi prisuko Mercedes ratą. Pažiūrėsim dabar, kiek realiai jisai užsuka. Tai mes čia dabar turim nustatę 120 metrų ant dinamometrinio rakto. Ir patikrinsim, pasižiūrėsim, ar jisai tiek užsuko. Tai lengvajam automobiliui gali reikėti maždaug nuo 80 iki 140 Nm priklausomai pagal modelį. Gerai, taigi dabar testuojam, žiūrim. Klik, ok, turim, tai 120 yra. Bandom dabar padidinti ir didinsim iki tol, po kol prasisuks, tai pasižiūrėsim, kiek iš tikrųjų jisai užsuko. Tai jums pagal savo automobilio modelį reikėtų pažiūrėti, kiek jums reikia ratus užsukinėti, kad galėtumėte įsivertinti. 140 padarom. 140 darom iš karto. Nu gerai, tai padarom 140 ir žiūrim, jisai kliktelėjo. Ok, tai vadinasi 140 turim, tai yra jau gerokai daugiau negu reikia šitą Mercedes. Šitą Mercedes 100 Tramberos rekomenduoja. Tai 100 kem jau yra maždaug riba lengvajam automobilį, kiek jums gali reikėti. Šitas suktukas vadinasi tiek pilnai užsuka. 154. Dabar padidinom iki 154. Nu, žiūrim jo ribas. Blemba, panašu, kad yra 154. Gal vos ir sujudėjo, bet kliktelėjo ant 154. Tai 154 jau yra tikrai visai nemažai. 168. Nu, 168, ok, tai čia jau tikrai daugiau negu gali reikės. Bandom pasižiūrėsim, ar tiek jisai laiko. Lemba jau čiut pasisuko, sakyčiau. Tai 100, kiek buvo dabar? 168. Tai panašu, kad 168 jau gal buvo jo riba, bet bandom truputį padidinti daugiau, kad įsitikint. Nes man atrodo, kad jau matėsi, kad šiek tiek prasisuko jisai. 182. Nu gerai, 182, iš arti tada bandom žiūrėti. 182 buvo, jo? Nu gerai, 182 jau tikrai prasisuko, tai vadinasi 182 jisai neprisuka. Tai gerai, tai šitas suktukas pas mus čia yra Meisteris MS765 modelis. Tai jį ištestavom, tai matom, kad iki 182 jisai netraukia, bet jo riba bus kažkur ties 162 jau šiek tiek sujudėjo. Tai galim sakyti turbūt, kad 154 prieš tai buvo, ką mes bandėm. Tai 154 užsuko normaliai, tai kažkas tojo tam tarpe, tai 154-162. Tai galite maždaug įsivaizduoti taip, kad tokios ribos jums turėtų pilnai užtekti bet kokiam lengvam automobiliui. Jeigu turit kažkokį rimtesnį visureigį, pavyzdžiui, Audi Q7 Works, Porsche Cayenne, jam gali reikėti iki 100 šiam, tai vat, maždaug tokia riba galėtų būti. Jeigu turit kokį Mercedes Sprinter arba Iveco Daily, pagal gamintoją gali prašyti iki 108 arba gal net iki 200. Tai reikėtų įvertinti, jeigu jūsų automobiliui reikia 200, pavyzdžiui, šitas suktukas gali būti šiek tiek per silpnas. Jeigu automobilis standartinis lengvesnis, kuriam gali reikėti 80-140, tai šito suktuko bus per akis. Plius jis turi labai daug priedų, bet apie šitą parodysim atskiram video, nes jis gali veikti kaip grąžtas, kaip suktukas paprastas, su juo galima gręžti metalą, medį ir panašiai. Taigi atskirą video padarysim apie tai.